Žinodamas tai, ką žinau, tiesiog nesugebėčiau gyventi nieko nedarydamas ir bent nepamėginęs pažadinti tų, kuriuos myliu ir kurie man rūpi. Pasaulis yra pavojinga vieta gyventi, ne dėl blogų žmonių, bet dėl nieko nedarančių žmonių. Albertas Einšteinas. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jėzus Kristus. Niekas nesustabdys tai, kas ateina, ir tai bus bibliška. Tai, apie ką kalbama šioje knygoje, yra aiškus įrodymas ir tikėjimo šaltinis, kad egzistuoja kai kas daug galingesnis už žmoniją, besitvarkančią šioje žemėje. Tie, kurie savo norų ignoruos šioje knygoje pateikiamus faktus, stipriai nukentės jau netolimoje ateityje. Žymiai labiau už tuos, kurie iš tikrųjų žino, kas vyksta ir yra tam pasiruošę, tiek patys, tiek ir paruošę tuos, kuriuos myli. Kad iš tikrųjų pabūstumėte ir tarsi nuo taško iki taško mintyse sujungtumėte visą informaciją į bendrą visumą, šią knygą tikriausiai turėtumėte perskaityti keletą kartų. Kaskart skaitant šią knygą, ryšiai ir sąsajos darysis vis aiškesni, kol pamatysite, kad pasaulis ir visi dalykai jame yra kitokie, negu atrodo. Suprantama, šios knygos negalima lengvai priimti. Tai, kas čia pateikiama, mažų mažiausiai kelia didelį nerimą. Tūkstančius metų žmonija valdžiusi okultinė grupuotė tebevaldo ją iki šių dienų. Jums skaitant šias eilutes paslapčiomis kuriama Biblijoje išpranašauta viena pasaulio vyriausybė, skambiai pavadinta Naująja pasaulio tvarka. Tai nėra jokia sąmokslo teorija, tai šioje knygoje įrodytas faktas. Šioje knygoje pateikiamas tiesas apie Naująją pasaulio tvarką ir visas jos judančias dalis jau atrado daugybė žmonių. Noriu padėkoti patriotams, tiesos ieškotojams, kurie jau daug metų aukoja savo laiką, mintis, tyrimus, žodžius ir gyvenimus, siekdami pažadinti žmoniją, parodyti naujosios pasaulio tvarkos grėsmę. Kviečiu į diskusiją visus, kurie nori paneigti tai, ką išdėsčiau šiuose puslapiuose, ir visi tušti bandymai mane užsipulti čia be išdėstytų faktų analizės bus atremti. Jeigu kas turėtų dar išsamesnių argumentų negu mano išvardintos apie tai, kodėl šis pasaulis tapo toks pakrikęs, norėčiau juos išgirsti. J. Michael Thomas Hayes. Naujoji pasaulio tvarka.